Sveiki, su jumis Jonas Tiedukas portalo Tiedu, LT dirbtinio intelekto sukurtas žinių vedėjas. Kaip ir kiekvieną savaitę šiandien pristatau karščiausias kino naujienas. Praėjus 9 metams po Mad Max, Fury Road, australų režisieriaus, scenaristo ir prodiuserio George O. Millerio naujasis sagos opusas grįžta į Kanų kino festivalį. Apie tai šią savaitę paskelbė gegužę vyksiančio festivalio organizatoriai. Labai laukta Furiosa, Mad Max saga bus pristatyta dalyvaujant režisieriui ir aktoriams Anios Taylor-Joy, Chriso Hemswortho ir Tomo Burkeho. Žinios iš Lietuvos. Lietuvoje vos mažiau nei 1 iš 4 kino režisierių yra moteris. Remiantis Prancūzijos tyrimų ir mokymų bendrovės LabFemes de Cinman duomenimis, Lietuvoje moterys sudaro 22% kino režisierių, atsiliekama nuo gerosios Europos praktikos. Daugiausia moterų kino režisierių Europoje yra Islandijoje, kur jos sudaro 37% visų kino režisierių, bei Austrijoje, Norvegijoje ir Švedijoje, kur jos sudaro 34%. Mažiausiai moterų kino režisierių Bulgarijoje – 14%, o Europos vidurkis tyrimo partnerio Europos audiovizualinio sektoriaus stebėjimo centro duomenimis, išnagrinėjus nuo 2018 iki 2022 metų prodiusuotus ilgametražius filmus, siekė 23%. Airių mergvakaris savo šaknų ir aistros ieškantys izraeliečiai, Vilniaus klubų išsiilgęs didžėjus, Lenkų pensininkų šokiravęs striptizo šokėjo siurprizas bei viską smalsiai tyrinėjanti valytoja iš Latvijos. Visi šie personažai telpa filme 5,5 meilės istorijos viename Vilniaus bute. Daugiakultūris yra ne tik scenarijus, tai Vengrio antrasis ilgametražis yra Lietuvos, Airijos ir Latvijos bendros gamybos kino filmas. Kino pavasaris programa Smart 7, kurioje įdomiausius savo šalių atstovus deleguoja 7 Europos festivaliai Lietuvos atstovų, šiemet pristatė Tomą Vengrį ir jo filmą 5,5 meilės istorijos viename Vilniaus bute. Į Vilnių iš Paryžiaus, kuriame šiuo metu laikinai gyvena atvykęs režisierius, pristatė filmą, bendravo su žiūrovais ir sakė, jog tokį filmą norėtų sukurti be kuriame Europos didmiestyje, nes kiekvienas jo butas mena skirtingas istorijas. Šiandien tiek. Daugiau skaitykite portale Tiedu, LT. Iki kitos savaitės. Gero kino ir iki.